Kasdien važinėjai ir viskas buvo gerai, o per atostogas bam ir sugedo. O kodėl per atostogas? Per atostogas automobilis gauna didesnį krūvį. Didesni greičiai, didesnės apkrovos, ilgesni atstumai. Važiuoklės problemos dažniausiai pasirodo būtent trasoje. Susidėvėję amortizatoriai priverčia automobilį plaukioti kelyje. Ratų guoliai, kurie mieste vos girdimi, greitkelyje pradeda stipriai ūžti. Kitos važiuoklės detalės taip pat gali apie save priminti. Su stabdžiais panaši situacija. Lengva vibracija ir garsas mieste gali netrukdyti, tačiau trasoje viskas stipriai išryškės. Tuo tarpu stringantis stabdžių suportas gali kelti rimtesnės problemas, tokias kaip spylėsių kvapas, neriedantis automobilis arba perkaitę stabdžiai. Nemažiau svarbios ir kitos automobilio sistemos, tokios kaip kuro, aušinimo, kondicionavimo, kurios atrodo, kad mieste veikia gerai, tačiau trasoje gali labai stipriai apie save priminti. Ir žinoma padangos. Važiuojant per lietų didesniu greičiu, stipriai išauga akvaplanavimo tikimybė. Nesubalansuoti ratai kels nepageidaujamas vibracijas. Ir žinoma, nepamirškit padangų slėgio. Nenumok ranką, registruokis patikrai ir mėgaukis atostogomis be rūpesčių.